Paparčio rūšis Veneros plaukai. 3, 1, 9, 4, 9, 8, 7, 1, 4, 6, 7, 1, 8, 9, 1. Dirbant su šiuo metodu reikia suvokti meilę kaip veikimo šaltinį ir pačioje meilėje matyti neišsenkantį realybės materijos vystymosi lygmens elementą, kuris ir sukuria patį veiksmą. Kitaip tariant, meilė yra pačioje meilėje. Meilės šaltinis yra pati meilė. Atliekant koncentracijas galima įžvelgti kaip meilės suvokimo valdymo metodą, kurį dar kartą užtvirtiname skaičių eilute 3, 1, 9, 4, 9, 8, 7, 1, 4, 6, 7, 1, 8, 9, 1. Nemirtingumo metodas 2, 1, 9, 4, 7, 1, 8, 4, 7, 2, 1, 4. Šiame metode suvokimo įžvalga, kad meilė nemiršta, todėl pakanka išvystyti meilę, kad nemirtų. Prisikėlimo metodas. Žmogus prisikelia meilėje. Šį metodą atitinka toks skaičių derinys 4, 9, 1, 8, 9, 3, 2, 1, 5, 8, 5, 1, 4. Atjaunėjimo metodas 3, 1, 9, 4, 8, 2, 3, 1, 7, 2, 1, 8, 9, 1. Čia galima prisiminti, kad meilė dažnai suvokiama kaip jausmas ateinantis iš jaunystės. Tačiau pažvelgus į žmogaus vystymosi nuo pat gimimo, galima pamatyti, kad būsimos meilės jausmas persmelkia visus gyvenimo įvykius. Žmogus ką tik gimęs ir pradėjęs gyvenimą ankstyvoje vaikystėje jau gali suvokti šią meilę. Todėl remdamiesi tokio organizmo pažinimu galima pasiekti atjaunėjimą. Organizmo atkūrimo metodas 4, 9, 7, 2, 1, 8, 5, 1, 9, 4, 8. Žodinis šio organizmo atkūrimo metodas metodo suvokimo lygmuo yra tokia, kaip meilėje organizmas išlieka sveikas. Amžino sveiko ir harmoningo gyvenimo metodas čia teikia tokią galimybę, kad meilė užtikrina amžiną sveiką ir harmoningą gyvenimą. Dažnai būtent tai ir yra vienintelis lygmuo, galintis iš tiesų suteikti amžiną gyvenimą ir harmoningą, sveiką, amžiną ir harmoningą gyvenimą. Čia realybė kurianti. Šią realybę kurianti skaičių eilutė yra 2, 1, 9, 3, 1, 7. Technologija paimta iš knygos Žmogaus kūno atkūrimas, koncentruojantis į skaičius, autorius Grigorij Grabovoi.